Labas, draugai. Balandžio 20. Ir vėl koks bordaks. Apsitvarkai. Ir vėl bordaks. Staliuką pasidarė. Tai papasakosiu, kas čia pasidarė jį. Taigi, ką nuveikiau nuo praeito video. Taigi, norėjau apsidirbti ant kokraščius, ane? Langų. Bet galvoju, nesidarysiu. Nes po to sandarumo testą bijojau labai, kad po to nereiktų ardyti visko ir vėl iš naujo daryti. Taigi, kur įsivėliau? Pagalvojau, kad negaliu ant kokraščių daryti, tai įsikviečiau sandarumo testą pasidaryti. Taigi, atvažiavo sandarumo testą daryti. Sandarumo testą galima A++ 0,60. Pas mane gavos galutinis 0,28. Taigi čiut ne 3 kartus geriau. Bet tada paklausiau, kiek laiko galioja tas sandarumo testas. Jis man atsakė, metai. Kiek, sakau? Sako, metai. O Jėzus, galvoju, taigi nespėsiu aš pastatyti pridavimui, ta prasme. Ir nejaugi vėl reiks iš naujo. Sakau, ką daryti? Sako, išsiimk energinio namo sertifikatą. Oho, sakau, gerai. Davė numerį, pasiskambinau, atvažiavo, taigi jisai čia stalą pasidarė. Energinio namo sertifikatas. Taigi, jam čia viskas tinka, kad jį gauti. Bet, sako, aš tau jo negaliu duoti, kol nėra namo kadastrinių matavimų. Sakau, tai čia labai gerai. Tai sakau, gal pažįstat, kas daro. Davė numerį, dar per internetą pasiskambinėjau, kainų pasiklausinėjau. Tai kur davė, tikrai pigiau. Ten gaunasi. Nu ir žodžiu, tai dabar laukiu, kol atvažiuos namo kadastrinių matavimų darytis ir bijau, kad nepasakytų man, kad tas, kuris darys kadastrinius namo matavimus, kad dar kažko reikia. Man tiesiog, aš bandau visiems jums pasakyti, man tiesiog reikėjo testo, sandarumo testo, kad galėčiau tęsti toliau statybas, ta prasme, ant kokraščius apsidirbti ir panašiai, kad po to nereiktų apdailos lupt lauką. Bet čia, sako, metai laiką, tai dabar žodžiu, įsivėliau belenkaip, nes namo energinio sertifikato įgauti, turiu šitą pasistatyti sujungti, turiu šitą pastatyti sujungti, turiu rekuperatorių nusipirkti, turiu, žodžiu, reikalų davo krūvas, tai taip pribridau, kad, aišku, galėjau tos metus kentėti, bet galvoju, nepasidarysiu. Ale, tai taip, dabar papasakosiu, kiek man tas kainuos. Namo sandarumo testas 170 eurų, namo energetinio sertifikato, jeigu aš jį gausiu, 300 eurų ir dar jeigu aš jį noriu gauti, man reikia, palauk, ką ten sakiau, ką man reikia, net pats pasimečiau, to atsiminsiu, man reikia namo kadastrinių matavimų, tai dar 180 eurų. Tai va, taip jau, liktais man tų dokumentų reikia, man taip atsiprašant, paibati ant tų dokumentų, aš tiesiog noriu savo namą pasistatyti ir jame gyventi. Bet ne, įstatymai yra, aišku, įstatymai. Visiems privalom paklusti ir klustam, čia viskas gerai, bet iš kitos pusės man tai čia kosmosas. Pasidariau namo sandarumo testą, po metų 2 mėnesių, tarkim, norėčiau namą prisiduoti, turiu iš naujo jį darytis. Tai va, tai kaip man čia patinka, tiesiog puiku. Aišku, kiti rašysit, ko čia verkia. Gerai. Tai žodžiu tiek. Tai va taip va, gaunas, įsivėliau čia konkrečiai aš čia. Tai dabar nei pinigų tiek yra, kad vartyčiau 1000 kišenį ir 10 000, tai čia problemų nebūtų, neėmė pasidarai. Bet dabar, kai dedi centą prie centą ir bandai savo susikurti gerbuvį ir
įstatymai sukurti tokie, kad tu pasidarai kažką, palįstatymą viską darai, tai tau bum, be šito negausi šito, be šito negausi šito ir visą tai galioja metai. Nu ir žodžiu, kažkaip tam pasakoju, sakau, kai grįžtam atgal, sakau, tą naudingumo testą, ką man daryti, kad ilgiau galiotų, tai sako, išsimk energinio sertifikato. Ta, sakau, kiek tas galioja, sako, 10 metų. Bet va, kur tas atvažiavo energinio sertifikato, tai jo ir nepaklausiu, kiek galioja. Taigi dabar, kai atvažiuos kadastrinius daryti, tada paklausiu jos, tada ar klausiu vėl, kur energetinio tą daro. Klausiu, kiek metų galios. Jeigu sakys, kad metai, tai čia nežinau, tada bandysiu dalinį darytis, prisidavimą žiūrėsiu, kas pigiau, gal dalinį kažkokį pasidarysiu, gal kažko nereiks. Bijau kažką daug komentuoti, nes nežinau pats, ko reiks ir kiek reiks, taigi ir kaip reiks, taigi bijau kažką pakomentuoti. Sakau tai, ką šiuo metu žinau, ką šiuo metu darau, va šitą ir jums pasakoju, kas kiek kainuoja ir kaip daro. Ir, pavyzdžiui, sandarumo testą noriu parodyti, gal kam įdomu bus. Pavyzdžiui, pas mane labiausiai leidžia čia tamsu dabar katiliniai per šitą vietą. Čia ir matot makrofleksai, pripūsta ir košės pritepta, bet vis tiek, va, kai jis yra, tai su tarpiukais, matomai per tuos tarpelius kažkiek leidžia. Čia kažkaip reikėtų gudriau apdirbti. Aišku, kas daro, tas žino, bet man tai čia kaip pirmam kartui. Tai taip, arba reikėjo tos mastikos dar kibirą nusipirkti ir bandyti tos tarpus visus labiau užtepliuoti. Bet praėjo, sakau, sakė, gan tikrai labai gerai. Tai per čia leido ir kitas dalykas. Pavyzdžiui, patarimas, kas patys darysit ir nežinot, kaip sandarumo testą darysit, parodysiu aš jums palyginimą, ką reikėtų daryti. Pavyzdžiui, yra va, čia, čia man liko košės, mano apsauginis. Tai čia man liko, kai tinkau košės, tai čia va prabraukiau tuos kai kuriuos ant kokraščius, taip vizualiai, nes vis tiek jie apsidirbs. Pirma, aišku, daugų plevelę tą užkliau lipnę juostą penosilis. Taigi, va, prieš kas statysite savo ir galvoja dėl sandarumo testą, tai va šitai pasidarykit prieš langus, dedant, prasitinkuokit ant kokraščius. Nes parodysiu paskui, va čia va pas mane yra 3 langai padaryti ant kokraščiai ir yra 1, 2 nedaryti, toj parodysiu. Ir parodysiu, per kur leido orą. Taigi aš pats negalėjau patikėti, kad čia taip būna. Ir va, pavyzdžiui, va čia va nedaryta. Ir va, tarkim, matot, klijai. Poliesterolis 25, užarmuota, viskas padaryta. Čia klijai, čia tik mastikas nekliuvo. Ir kai čia vakuumą padarė ir ėjo su tuo matuokliu ir per šitokias vietas, va, leido orą. Taigi, patarimas toks, kas patys statotės, prieš dedant langus, nesunku su košė vukt, prasibraukit visą ir tada bus 100%, kad jums niekur neleis. Per langus niekur neleido, viskas pas mane gerai. Tik tai sakau, va, per šitą vietą čia aš, kaip sakant, apšalęs buvau. Kaip? Sakau, kaip taip įmanoma? Poliesterolis ant klijų susodinta ant košės, realiai dėta arpavimo tinklelis, nuarmuota, čia su klijais, dar klijų, su klijais klijuota. Ir vis tiek per tą vietą oras patenka, aišku, ten nestipriai, bet jisai, yra, jie kai vakuumą padarė, jisai jaučias toksai. Tai va, draugai, gal kažkam pagelbėsiu su tą informacija, nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizdavau, kaip darosi tas testas. Tai dabar pamačiau, kur būna. Tai jeigu jūs apsiklijavot ir langus gerai būtų apsiklijuoti tą lipnę plevelę, tą penosilę, kaip jinai vadinas, prieš dedant langus, tada daug paprasčiau, nes mano yra klijuota, aš pats klijavau, kai įsidėjau langus. Nes pats dėjus, tai šitą etapą buvau pramiršęs, tai paskui teko atidirbinėti. Ir sakau,
prasitinkuokit tas vietas, prieš langus dedat, nes kai langus sudėsit, bus biški blogiau praeitų, kai langų nėra. Nu, kiek jūs išleisit ant 2 maišų ir turėsit sandarumą geresnį. Per stogą absoliučiai niekur su plevelė, viskas čia gerai. Ai, ir dar, va šitos juostos, ne, kur supjaustytas. Šitas irgi hidroizoliacinė, parasitepkit, nes čia va, pavyzdžiui, čiučiut leido, nu, aišku, ten sakau, pas mane 3 kartus geriau sandarums negu leidžiama, tai čia neįsivaizduokit, kad labai stipriai. Taigi, po biškiuką įsitrauk ir tiek. Toliau, draugai, papasakosiu, ką toliau sugalvoju. Ai, toliau pasidariau hidroizoliaciją ir tualetų į rėmą surinkinėjau. Taigi visus turiu rėmus, dabar liko pajungti vandenį jam. Susidėti, susilituoti. Vakar litau ir ant galo va nupjauvu, nes kams netenka. Tai šiandien viską iš naujo. Ir parodysiu dar, ką pasidariau, nes dabar kai katilų reikia jungti, taigi skubos tvarka, reikia man šitą pasistatyti. Tai parodysiu šitą, ką pasidariau. Taigi, palapkės. Susikaliau, po restorolį, nori teikit, nori ne, aš tai įsidėjau, nes man turėjau likutį, vamzdžią turėjau likutį, tai išsikasiau skylės po 1,22 m polius pasidariau, taip, sietą nusipirkau, susidėjau po 2 armatūras į polių, taip, va, nežinau ar matas, paskui tinkliuką ir skersai dar taip, nes buvo likutis, o po restorolį tai dėjau, nes jo dar turėjau. Tai va, dabar pajungsiu tą, tada iš katilinės per šitą vamzdį ateis vamzdėlį, pasijungs ventiliatorius, nu žodžiu. Va tiek, draugai. Palaikykit, pakomentuokit, kam nesunku. Kokius dokumentacijas eisiu etapus, tokius pafilmuosiu, kiek kas kainavo ir kaip. Šitas apalapkės padariau taip, va čia va taip va bus, yra 0,5 centimetro nuolydis, va taip. Kad pastačius tą, kad vanduo lytų, jisai nubėgtų, va taip. Nestovėtų vanduo ant tos plokštumos. O kad ventiliatorių pastatyti, tai tam pasikiš kokią plokštelę, kad jisai tiesiai būtų palei gulšiuką, svarbu betons, kad čiut vanduo nubėgtų, nestovėtų neme. Gerai, draugai, tiek, einu darbuotis, reikia šitą išsibetonuoti, kad išdžiūtų, užsidėti ventiliatorių, nu žodžiu, pribridau, kaip sakau, palaikykit, pakomentuokit, kad nesunku, ačiū labai, viso tam kartui.